Pirmoji užduotis. Skaičių seka apibrėžta rekurentiškai. x1 yra 1, x2 yra 2 ir dabar dar yra duota formulė. Rasti sekos ketvirtąjį narį. Vadinasi, žinome, kad x1 yra vienetas, x2 yra dvejetas ir mums dabar reikės rasti x4, mes jo nežinome. Dabar dar yra tokia formulė čia parašyta, aš ją nurašau ir tuoj pakomentuosiu, ką ji reiškia. Na, tai mes įsistatę, bet ką realiai, bet kokį skaičiuką vietoj n, reikia turėti omenyje, kad jis visą laiką būtų vienodas, mes realiai galime apskaičiuoti bet kurį narį, kurio mums reikia. Na, tai pavyzdžiui, įsivaizduojame, kad mums reikia šiuo metu ketvirto nario, tai mes turėtumėm galvoti, ką reikėtų įdėti vietoj n raidės, kad gautųsi pas mus šitos du skaičius sudėjus ketvirtas, taip? Tai mes prie to dar prieisim. Pradžioje dar norėčiau paklausti, nepaklausti, bet, pasakyti, vadinasi, ką reiškia tas rekurentiškai, kas čia yra per žodis. Tai rekurentiškai, kalbant apie skaičių sekas, tai reiškia, kad mes galime sužinoti kažkurį sekos narį iš prieš tai esančių narių. Na tai pavyzdžiui, mums jeigu, tarkim, reikėtų kokį nors x10 gauti ar ne, tai mes tada būtinai turėtumėm žinoti jau, kam yra lygus, tarkim, x9 ir, pavyzdžiui, x8, o gal net ir x7, čia priklausomai nuo formulės. Tai realiai mums reikia kažkokius veiksmus atlikti, kad gautumėm vėliau esantį narį. Dabar, kai, tarkim, sužinosime iš va šitų visų trijų, kam lygus tas x10, tai tada iš visų šitų trijų mes sužinosim, kam yra lygus x11. Tada jau gal ir pagavot, kaip čia veikia viskas, kai sužinosim, kam yra x11 lygų, tada galėsime x12 apskaičiuoti. Ir taip eina tiesiog taip karuselė kažkokia tai. Na, tai dabar paaiškinau, ką reiškia rekurentiškai, galim tada eiti prie uždavinių. Tai aš sakiau, kad mes dabar turim sužinoti x4, o mes nežinom jo, tai vadinasi galvojam kaip, pasinaudojam formulę. Mums dabar būtų gerai, kad vietoj šito kvadratėlio atsirastų ketvirtas, realiai mes tada x4 skaičiuotumėm. Tai dabar aš ir klausiau, ką reikėtų įsirašyti vietoj n, kad gautųsi 4, tai aišku, kad dvejetą, taip? Tai galiu rašyti x2 plus 2, dabar x vietoj n vėl rašau 2 plus x2 plus 1. Na, tai čia mes jau gauname tikrai x4, čia sako, kad reikės x2, o čia sako, kad jam reikės x3. Na ir sako, kad jeigu tu nori gauti x4, tai tau reikėtų sudėti x2 su x3. Ok, mes turime x2, ar ne? Galėtume parašyti čia nais dvejetą, bet x3 neturim. Aha, tai galvojam, neturim, bet tai gal mes vėl galėtumėm tą formulę pasinaudoti. Tai dabar galvojam, kaip čia ją pasinaudosim. Tai vėl tikriausiai dabar mums reikėtų čia nais turėti trejetą. Tai galvojam, ką reikės rašyti vietoj n raidės, kad gautumėm čia nais apačioje 3. Vienetą reikėtų įsirašyti. Vadinasi, vienetas čia nais mums dabar duos mums visas šitas 1 plus 2 bus 3. Dabar vėl čia bus x1. Dabar vėl čia nais bus x1 plus 1. Na ir matome, kad jeigu mes norime apskaičiuoti x3, tai mums reikia pirmo ir antro narių sumos. Ir tai galime padaryti. Kodėl? Dėl to, kad mes žinome, kad x1 yra vienetas, o x2 yra dvejetas. Na, tai galime pasakyti iš karto, kad trečiasis narys, ar ne, tai yra tiesiog vieneto ir dvejeto suma, kas duoda mums trejetą. Na, tai pasirašom, kad yra 3. Gavome x3, pabandom atsiminti, kodėl mes jį skaičiavom. Skaičiavom dėl to, kad mums jo prireikė, kai mes skaičiavome x4 narį, bet dabar, kai mes žinome, kad jis yra 3, taigi mes galime trejetą vietoj jo rašyti ir atsakymas turėtų būti toks, kad x4 reiškia ketvirtas sekos narys yra lygus 5. Ir vat reikėtų pažymėti dėl to atsakymą 5. Kviečiu registruotis pamokai per Kernly, daugiau video Contribui bei Patreon platformose, na, visa informacija yra saldžiosšaknys.com.